Sveiki, automoto fanai, šiandien pas mus vėl motociklo apžvalga ir naujiena iš Hondos GB350S. Tai retro stiliaus baikas, bet su šiuolaikinėmis technologijomis. Tai vertinsim, kaip važiuoja, kokias emocijas sukelia, koks valdymas, koks variklis, papasakosiu, parodysiu. Iškart norisi pakalbėti apie variklį, šio motociklo širdį. Tai vieno cilindro 350 cc variklis, išvystantis 21 arklio galią ir apie 29 Nm. Bet jis taip sukonfigūruotas, kad tas pagrindinis jo maksimalus Nm sukimo momentas jau pasiekiamas 3000 apsukų lygyje. Tai variklis subalansuotas, kad trauktų iš žemų ir vidutinių apsukų. 5 laipsnių pavarų dėžė su slystančia sankaba. Tikrai naujokams tai pravers, nes jeigu jūs perjungiat pavaras, tai jokio smūgio nebus. Priekinis žibintas ledinis, kaip matot, gražiai mėlynai šviečia. Gumų apsauga. Plasmasinis sparnas. Retro stiliaus ratlankiai. ABS. Na ir aišku, lediniai posūkio signalai. Nors motociklas nėra brangus, jo kaina apie 4,5 tūkstančio eurų, bet atrodo jis tikrai spūdingai. Dabar ateina mada, kad norisi turėti retro baiką, bet nenorisi, kad jis būtų be ABS-o, be jokių papildomų technologinių sprendimų. Tai vat Honda pradėjo kurti būtent tokius motociklus ir jau galima įsigyti Lietuvoje. Tai pažiūrėkit vien, kaip atrodo duslintuvas. Nors sakau, nėra brangus motociklas, bet pati kokybė, na, tikrai išdirbta ir prisikabinti kažkur prie tam tikrų medžiagų, na, sudėtinga. Apsaugos lankai, gražus Honda ženkliukas, jokio lipduko, fainai. Taip aš atrodau ant motociklo, mano ūgis 1,85 m. Jis labai kompaktiškas, iš tikrųjų nėra mažas, nėra didelis, bet jaučiasi kompaktiškas. Tai ypač mieste, jeigu manevruosit, valdysit jį, tai patiks tiems, kurie tik išlaikė teisės, nori pataupyti kūro, nes 15 litrų bakas, o sąnaudos 2,5–3 litrai. Tai fainai. Na, va taip jūs su 1,85 m važinėsi su tuo motociklu. Fainas, kompaktiškas, skirtas miestui, bet gali važiuoti ir užmiestį, jo maksimalus greitis virš 110 km, kažkur 115 gal galima su juo išspausti, bet 90 jis tikrai važiuos. Na ir turbūt norisi paklausyti jo garso. Sunku pasakyti, kad čia 350 cc. Gražus garsas, fainas. Retro stilius, tas vaibas, mat moka Honda sukurti. Gražus garsas, tikrai motociklas atrodo kaip suaugusių normalus motociklas, tai tikrai ne mopedas kažkoks, nors ir 305 cc turėtų būti gan negreitas, bet užtat jis turi savo tą dvasią. Vat iš karto atsisėdi, kaip jis sukurtas, visas tas bakas, jo išvaizda, tikras toks senamadiškas biški displejus, bet užtat mes matom vat greitį, kūrą, kiek pravažiuota, neutralią. Na tai ką, pirmin.
Labai švelniai veikia variklis, dirba gražiai. Va, toks retro stilius. Na ir ta trauka iš nuo mažų apsukų, vat iškart, pavyzdžiui, antrų bėgių važiuojam. Ir jis traukia visai neblogai, žinokit. Jo svoris tik tai 178 kilogramai. Labai lengvas, manevringas, vat jaučiasi jis kaip, na, toks nedidelis motociklas, bet geras retro jausmas, kai sėdi. Turim kažkiek vėjo apsaugos, bet vis vien man, aišku, puls į šalmą. Ergonomika tai tokia, man visien reikia lenktis į priekį. Vis dėlto nėra, jis taip atsipalaidavęs, tu nevažiuosi. Gal mano ūgis biškutį per didelis šitam motociklui, o gal šiaip jau toks dizainas. Tai jeigu kur nors labai ilgą kelionę važiuosi, tai gali būti, kad pavargs nugara. Bet miestui, kaip miesto kruizeris, tai aš manau, jisai puikus. Lengvutis, visur pralysit. Pavarų dėžė dirba labai gerai. Na, Honda pavarų dėžės visada pasižymėjo, kad jas švelniai dirba, labai tikslios, tai kaip naujokui, vat, pavyzdžiui, išlaikė teisės, norit kažko tai retro, bet kad būtų visos technologijos, ABS-ai, tas nors ir monochrominis, bet visien displejus, kad jūs galėtumėt ir kūrą pamatyti, ir vat greitį, ir valgys ten 2,5-3 litrus. Tai neblogas pasirinkimas. Kaip pirmas baikas, tikrai pasimokyti su jo. Žinai, kad nebūtų jis baisus, o čia ir nebrangus, ir gražus motociklas. Tai retenybė, kaip sakoma. Nes vis populiarėjanti klasė iš tikro, tai retro stiliaus baikai. Ir norisi kažko tai retro, tokias super modernaus, na, turi dvasią turėti motociklas. O šitas tikrai turi. Pripilsim kūro ir pavažinėsim su juo daugiau. Jis gana aukštas, taip pažiūrėsi, kad aš vos taip, jeigu taip pasvyręs motociklas, tai aš vos telpu, kaip sakoma, siekiu žemę. Čia taip padėsiu kol kas. $15 litrų bakas, tai jeigu jis valgys, 3 litrus, tai 500 km su vienu baku pravažiuoti. Pripilim kūro ir galima drąsiai važiuoti kelionę. Bet man kaip garsas jau patinka. Nesitikėjau, kad 305 cc gali taip gražiai skambėti.
Veidrodėliuose matomumas, na, toks vidutinis iš tikro, viduriukas toks tvirtas, apvalūs veidrodėliai, tai, na, kažkiek tai, aišku, limituoja tą matomumą, bet tu matai, jos tokios kaip biški su tam tikra neprojekcija, kaip čia teisingai pavadinti, tas kampas padidintas matomumo, tai sėdynė gan kieta, jaučiasi, kad jis nėra suprojektuotas ilgom kelionėm, jis labiau toks retro baikas vat mieste, kažkur į darbą, pasivažinėti, pakaifuoti, pasimokinti galų gale, kaip valdyti motociklą, ką reiškia motociklų valdymas. Jis tikrai atleidžia daug klaidų, nes jo svoris nėra didelis. Bet švelniai dirbo motoras, jis vat net ir jeigu gazuojat, jis, na, žinot, ta galia iš tikro, bet aš dabar su juo važinėjau, testuoju ir ką mąstau, kad ta galia, kai jūs perkat pirmą motociklą, suradau neutralią, perkat savo pirmą motociklą, tai tos galios net ir nereikia labai daug iš tikro. Patsgi kaifas, kad jūs važiuojat porą ratų, motociklas, tas laisvės jausmas, vėjas, kelias. Ar reikia ten super kažkokių tai baikų, kaip pirmam baikui, pirmam sezonui, ar net jeigu jūs šiaip norit pakaifuoti? Ne. Aš manau, kad tas retro jausmas, motociklas turi būti lengvai valdomas, fainas, patogus, patikimas, su garantija, važiuoji, kaifuoji, nesiparini. Tai va šitas variantas neblogai. Gal, aišku, jis po kokių metų pabos ir norėsit kažką tai tokio. Bet pradžiai, kai baikas, kuris, su kuriuo startuojat, mylimas, fahimas ir patikimas, ir dar tas garsas, kodėlgi nepasirinkti būtent šitą motociklą. Man asmeniškai vaibas svarbiau, nežinau. Parašykit komentaruose, kaip jūs. Man atrodo, kad tas vaibas, jis turi būti. Pabandysim dabar išvažiuoti į greitkelį. Čia aplinkelis Vilniaus. Ir pažiūrėsim, pavyzdžiui, mums reikia įsibėgėti 80. Na, čia maksimumas, ką jisai gali. Nesuku ant maksimumo, nes naujas motociklas tikiam kilometrų prabėgęs, tai bijau biškį dėl padangų. Kad gali būti dar slydžios. Čia kažkoks kamštelis pas mus. Bandysim jį apvažiuoti gal. Nesinori su motociklu kamščiuose stovėti. Bet jeigu jūsų pirmas sezonas, aš tik tai nepatariu tarp mašinų važinėti. Nes, tai yra rizika iš tikrųjų. Nors pas mane jau keletą sezonų pravažiuota su motociklas, bet vis vien, tu kai vairuoji, matai, yra automobiliai. Ir aš nežinau, kas ten darosi galvose, pas Škoda, Kia, ko jie nori ir ką darys, žinai. Tai geriau labai atsargiai, jūs visada praleis. Važiuokit gražiai, fainai, nelįskit ap tų mašinų, kaip bepročiai. Būna tokių pasitikinčių motociklininkų, kur sako, tame ir esmė, kad motociklas gali. Bet, aš dabar važiavau kamštį, gerai pas mane 3 mašinos priekyje
Nu koks man skirtumas? Ar aš važiuoju paskui Toyota Aygo, ar aš tam būsiu priekyje. Nu užtat mano rizika pamažėja, aš nežinau, N kartų. Bet važiuoju aš tarp mašinų, čia šalia, ne, eisme. Tai 300 cc man pakanka. Nežinau, aš nesijaučiu. Čia toks jausmas, žinot, ta gale, kaip standartinio automobilio, kur ten 120 arklių galių, ten 100 PM arklių galių, kažkas tai tokio. Tas pats jausmas, man su to motociklu. Jis nėra, gal motociklų diapazone, ne, jeigu mes palyginsim ten sportinius motociklus, strytus, jis nėra galingas, bet jeigu mes šiaip galvojam apie eismą, mes važiuojam, pavasaris, kaifuojam, man tos galios užtenka. Bet užtat kaip miela, kai jūs važiuojat, jūs žinot, kad jūsų motociklas valgo 2-3 litrus tik tai. Čia, žinot, kažkaip plug-in hybridas koks. Nu, tai aišku, daug galėsi sutaupyti, važinėdami į darbą. Ar šiaip pakaba, aišku, trupučiuką kietoka. Tai jis labiau orientuotas tokia retro sport, gal nėra super minkšta, gal čia dėl to, kad reikia, aišku, kitesnė pakaba geriau valdymui, tai čia faktas. Na, čia Kamikadze nuvažiavo su elektrobaikais, tai geriau išlaikykite teisės ir važinėkit su normaliais motociklais, o ne taip. Geriau, kad dar nesu šortais. Jaučiu ir kokių čia teisių nereikia, tengi šiaip varai kaip su dviračiu, taip varinėja. Aš prieš tokius dalykus. Pasibaigė bandomasis važiavimas, tai ką galiu pasakyti? Visų pirma, labai gražiai pasistengė Honda. Na, išvaizda, būtent retro baiko. Ir bakas, ir sėdynė, pats variklis, tas grožis labai gerai perduotas. Manau, jis puikiai tiktų naujokui, kuris tik išlaikė teisės, nori pajusti tą retro vaibą, bet su technologijom, su OBS-ais, su Honda patikimumu, su visais tais dalykais, kurie reikalingi saugumui. Aišku, tinka ir patyrusiam, nes jis nėra super lėtas. Jis tikrai turi to durnumo, bet atleidžia daug klaidų. Dėl to labiau aš ir rekomenduočiau naujokui. Turi ir gražų prietaisų skydelį, ir grinai ta kokybė išpildymo. Tikrai nebloga. Kaip už 4000 tikrai nebloga. Na ir nepakartojamas vieno cilindro variklio vaibas, kur oru aušinamas variklis. Tai užskaitau šitą Hondą. Norite išbandyti, Nippon Auto Vilnius. Ir palakstysit, pažiūrėsit, ar jums tinka. Na ir aišku, labai malonu, kad toks motociklas ir soundas bus 2-3 litrai. Tai ir kaifuosit, ir taupysit. Tai ką, prenumeruokit kanalą, sekit mano video apžvalgas, komentuokit ir iki sekančių susitikimų.